metimai ir žuvis jau čia. Opa! Labas rytas, draugai. Ką? Varom šiandien žvejot. Kaip matot, valtelė jau prikabyta, riedam kartu. Ir šiandien varom vėl į ežerą ir mūsų tikslas pagauti kemcemų ešerį. Tai tokia vėl bus šiandien žvejyba, mikro džigas, pasiėmiau ir nano džigą. Gal ir su nano kažką tai patrauksim, nežinau, bus matyt. Oras bus neblogas, paskiau vėjas vakare sustiprės. Vėjas sustiprės, tai būsim iki pietų, tai žvejosim kažkur tai 6-7 valandas. Tai žiūrėsim kaip šiandien, gal pagausim tą savo šių metų rekordą, nežinau. Šių metų rekordas yra 37 cemai berods. Ešerys, tai noriu pagauti didesnį. Tai va, kaip visada naudosim Neptūno baitus ir bandysim ant jų pagauti. Tik vienas bėda, pamiršau jų pasipildyti. Išvažiavau jau, tai nieko bus, užteks kiek yra, žiūrėsim kaip šiandien dirbs jie ir ar pasigaus kas. O ką, gerai draugai, viskas, vairuoju tenais ir susitinkam prie ežero, susidedam daiktus ir lekiam į vietą žvejoti ešerių. Nu, kas čia vyksta? Vanduo tai baisiai nusėdęs. Eina sau. Čia kalnų primėtėta. Nu jo, šausim čia, žiauriai nusėdęs vanduo. Žiemą, kai atvarai, būna lygiai su tilteliu. Iki čia vanduo. Čia dabar viskas. Žydi. Nelyja. Tai užtat. Na nieko, ką. Dedam viską ir varom žvejaut. Tai ar pavyks pagauti man šiandien tą ešerį 40 cm, tai žiūrėk vidosika iki galo ir pamatysi. Ką, viskas, aš ready. Nu. Pasijungiam aparatūrą. Būtinai turi padirbti, pasibirbinti varikliukas. Čia jau tradicija. Bur. Nu. Vėjas bus šiandien. Žiūrėsim. Gal nelabai čia papūs mum. Tai aš jau kaip ir ready. Tai meškerės irgi paruoštos. Reikia tiesiog dabar šauti į vietą. Tai žiūrėsim, ką tenais. Ar rasime ešerių būrį ar ne.
Atvariau į 4,5 metro, mačiau simbolius, dar ir dabar matosi. Tai stojam čia, pirmi metimai, žiūrim, ką turim. Turi šiandien paeit. Ką, draugai, 3 metimai ir žuvis jau čia. Geras, geras. Nedidelis, bet prie pat valties pagriebė. Atsidarėm. 2 ešeriai šitoj vietoj. Kažkoks kibimas netoks, koks norėjau. Tai šaunam į kitą vietą, žiūrėsim, kas ten. Ką, draugai, pagaliau dar vienas dryžius. Bet sunkiai kažkaip tai paleidžias čia, kai visada į krepšį, į graibštą, paskiau juos paleisiu. Jo, kažkaip sunkiai, poliai valti, tik tais bam, padirginau ir užkibo. Kažkaip tai. Vėjas irgi sustiprėjo. Nu nieko, kaip nors įsiprašysim jau, kiek aš turiu jų. 4, man atrodo, ar 3. Kiek aš jau turiu? 4. Jau 4 yra, tas gerai. Atsidarimas. Po biškį gal sujudėsim. Gal truputį per anksti dar jam, bet jo, kažkaip turim juos išprašyti ir pagautą Camp CM ešerį. Skendo gal jau kibimas buvo. Dabar jeigu su nano įkalčiau dar čia. O, yra! Įkaliau su nano! Ei, sustau! Jolki, palki! O tai ir tavo, matėjai? Ir dar neblogas ešerys! O, yra. Ant šitos yra. Yra. Nedidelis. Ant pinko. Pinkas. Nu, stop. Taip. Opa. Ir su nano dabar reikia pagauti. Dabar su nano žvejos. Nu, turėtum būt nuskendęs čia jau. Paskęsti. Nu, žiūrim. Radai duobę? Nu, čia žinau šitą duobę. Pagaunu dažnai čia. Ten kur nors. O, yra. Yra. Susiviliojo, žiūrėk. Dar vienas. Opa. Dar vienas yra. Ar kimba ant tos dugninės čia? O,
yra, į kitą pusę nuplaukė. Pasitraukė biškį kitur. Ateik, ateik. Opį. O, yra. Oi, blia, ant nano vėl. Oi, oi. Bet tik nuleidau ir pamačiau. O, vaikyti čia. Bus. Eik tu nafig. Čia dabar tai viskas bus. Ką tu į 10 metrų gilį? Jolki, palki. Čia gal didesnis biškį. O gal ir ne. Žiūrėk, dabar pats į viršų kyla. Pats į viršų kyla. O, ir į apačią. Žiūrėkit, kaip kotas sulinkęs. Su nano geimais va. O taip ir būna su nano geimais. O, dabar čia trauksiu pusę valandos. Kur jis yra? Žiūrėkit! Jopšik, mat, kur mano tas? Eik tu savo, koks ešerys! Jo, valki, gal ir 40 visas. Ant nano geimo, žiūrėkit, kai trauksis iš šitų. Eik tu savo, koks ešerys! Jopki, palki! 40 tikrai turėtų būt. Jo, papa! Va tau ir nano geimas, žiūrėk, su tam mėčiau nieko. Bum! Sėdi. Eik tu savo. Žiūrėkit, draugai. Opa! O, yra. Yra ant mažo. Bulemba neblogai spaudžia, ja. Iš kitos pusės visai. Ai, eina nafikas, kabino. Jo, papa. Pažaidžiam su nano dabar. Su nano biškį. Pažaidžiam. Gal vėl šausim, gal 40. Mano šiandien tikslas pagauti Camp C-mui ešerį. Geras. Ko čia? Ar tik kibimas, žiūrėkit, ant nano. Eik tu savo, žiūrėkit, kibimas. Žiūrėk, jau įtempęs, žiūrėk, lenkia. Nu, kas čia yra? Nieko. Gal kibimas tik tais buvo, eik tu savo. Eina, špilt. Galvojau, bus susikirtęs jau. Later on will be very big. So
draugai, šitas didžiausias. Haha. Šitas didžiausias ešeriokas 3,8 cemai. Galim pamatuoti dar greitai. Va, pumpt. Beveik 3,8,5 beveik. Nu net to, nu gerai, 3,8 skaičiuojam. 3,8. 38 cm. 38 cemai. Šitas gražuolis keliauja atgal į namus. Graži žuvis, nice fish. Okay, how many we catch? Tai suskaičiuojam, kiek pagavom. Dar nebaigiam žvejybą, bet noriu paleisti aš juos. Kam čia man juos laikyt dabar. Tai va, vienas didelis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13 fish, guys. 13 žuvų pasigavo ir tas vienas, blemba, tiek nedaug trūksta iki 40, 3,8 cemų. Tai va, žiauriai fainai ir ant ko pagavau, ant nano geimo, tai žiauriai smagiai, žiauriai gerai. Net nesitikėjau, bet paskui pamačiau, kad jau eina žemyn, vis žemyn su nano meškerytė ir yra. Čia tai žiauru. Tai ką, draugai, dar yra laiko, turim ką veikt, varom toliau žvejot. Vėjas sparčiai kyla. Viskas, o, yra kibimas, fišas, bet matai nuo dugno, va, paėmė. Nedėtskas, bet susigundė iš ten toliau. Ne, visai vaikas. Tuoj neužilgo reiks. Vėjas, smarkus. Nu ką, plaukiam dar truputį į kelias vietas. Ne į kelias į vieną vietą gal. Ir užsidarysim žvejybą šiandien. Nuo 7 ryto aš atvaręs, dabar 1. Tai 6 valandas jau žvejoju. Neblogai sakau. Opa. Pagavau. Čia yra 5. Oi. Ir dar 2 nepataikiau į krepšį. Tai 20 ešerių šiandien pasigavo. Neblogai visai. Tikrai neblogai. Tai jo, draugai, šiandien tokia mano žvejyba. Toks bus neilgas vidosikas. Ką žvejojau, tai viską su Neptūno masalais, kaip ir matėt, plus su avižadrebiu irgi Neptūno masalai, tai viskas taip pat, tik kita diena. Tai va,
O jo, vėjas dabar iš viso stiprės, tai negaišiu laiko, važiuojam link namų. Daiktus jau apsimėčiau, nes paskiau labai smarkiai pūs vėjas ir jau ne žvejyba, o išlikimas gaunas, tai nepatinka. Tai va tokie va mano nuotykiai šiandien. www.neptunobytes.eu ir internetiniai parduotuviai, o kas Airijoje norit jų įsigyti greičiau, tai galit rašyti man asmeniškai, aš turiu jų čia, tai galėsiu jums padėti to klausimų. Tai va, tiek žinių, draugai, lekiam namo, viskas. Ešerys pagautas, kaip ir minėjau prieš tai, su nano geimu, wow, 3,8 cemų, bingo. Gaila, nepavyko pagauti to 40, šiaip oras leistų tą padaryti, bet, nu, tiesiog nepavyko šiandien, tai kita žvejyba vėl čianais, šitame ežere ir vėl bandysim sugauti tą 40, gal ir didesnį. Tai jo, tai va tokia išvyka ir tiek žinių, draugai. O jo, ką dar čia galėjau paminėti, tai žiūrėkit mano live streamus, jie YouTube'ai taip pat yra įdėti, tai galit pasižiūrėti gyvai, kaip aš žvejojau, nes video tai būna tik tais trumpas santrauka visos žvejybos. Tai jeigu norit ilgiau pabūt su manim ir mano žvejybą, tai galit žiūrėti live streamai visada YouTube'ai. Tai va, tiek žinių, draugai, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit ir susitinkam jau kitose žvejybose. Čiau, iki, pakau!